Atvažiavom į Kauną, pasižiūrėsim, ar Andrius, kol manęs nebuvo, kažką spėjo nuveikti šiandien. Tai čia realiai per valandą kokį. O, brolyt, netinginiavo pons. Čia per naktį darai, kad mane nustebintum. Eik to. Žolė siena. Čia bus žolė. Šiaip turėtume sodo techniką pradėti prekiauti. Man labiau yra įdomu, kaip tu taip džiaugies žolę, kai tu gyvenime visą laiką prieštaravai. Nes dėl ko? Dėl ko? Nu pasakyk, dėl ko. Dėl to, kad pirkdavai pačią pigiausią, šudiniausią. Čia kokia yra? Ne. Čia yra dar ta tokia normali biškė. Čia yra pati pigiausia, šudiniausia. Da pigesnė, negu aš pirkdavau. Tai tada nežinau, kodėl tu šupirkai. Ne, aš nežinau, kas tau pasidarė. Nes tu pasidarei galbūt toks labiau prie žemės. Su metais. Prie žemės. Tau reikia žolės. Gavo maišelius. Andrius dar nematė. Pasižiūrėsim reakciją. Vertink. Čia lietuviai gamina? Ne. Ką? Ask China. Šiaip visai fainiai, bet dabar reikia kažkaip jos tada padalinti, ar ką padaryti iki rugsėjo 1. O, gera mintis. Nu. Čia fainė, ne? Šiaip visi fainus. Pasidarėm įėjimą į tualetą. Nu. Aš dabar žinai kaip jaučiuos, kaip iš reka urvą įlyst. Nu, panašiai ir atrodo. Va, update'as, apeidinėjom euro senelės. Čia visur susikaišiojom, apsikalėm. Tik aišku bėda, kad to žolės netiek daug belikė. Bet jau šitą kampelį kaip ir pasidarėm. Šiaip šiaurų kaip visas sienas žalia. Bet šiaip gerai atrodo, kai už euro senelės pasislė. Nu. Ant šiaip reiktų dar ledą pravesti. Taip, viršų čia pasidarėm iki kažkiek. Jau nebepasidarysim likusios. Visą laimę žolė išgelbėjai. Tai va, tai čia dabar užkalam apačią. Čia paliksim, aš manau. Darysim su kokią 2 pusę arba klėjais čia tą užklijuosim. Saugiklius. Ir dasimušam iki rozetkų. Ir tada žiūrim, kiek lieka, ne? Bet neužteks čia vis tiek. Ne, išteks šitam tikrai. Čia bus koks 8 cm, 1,9 m, dušiam mes turim 3,7 m. Tai davai šitam turėtų užtekti. Važiuosim į depo, reikia nusipirkti dar pabaigti sienai peiliukų, nes jau nebepjaunant ant žolės. Tada reikia laidų nusipirkti, nes vat nusipirkom lempas. Tokias, šiaip šviečiu, mačiau kosmiškai. Tai vat jas kažkaip va čia reiktų tvirtinti, bet čia bėda, kad šitas jisai taip kažkaip nukreip labiau vat į čia šviesą, tai neaišku kaip apsišvies, bet šiaip čia būtų idealiausia, jeigu čia eitų pritvirtinti juos, bet panašu, kad gali tekti tvirtinti kažkokią kaladėlę dėti ir va taip tvirtinti. Taip, nusipirkom, parodyk, ką nusipirkom, kol neišvarė iš parduotuvės, kaip filmavimą. Viliuką, izolkės, prikaliukų. Į laiduko. Į brūsų. Įvažiuosim viską kaltą atgal. Nu. Dabar turiu filmuoti apsimesdamus, kad ir realiai. Šiaip mes pasakykim, kas mums atsitikė yra. Mum? Mes esame. Privalgiam cepelino. Biški sunku dirbti palik. Bet kažkokie tikrai buvo keisti cepelinai. Geri gal, skanus. Šiaip normalus buvo, bet kažkaip tai labai apsunkino visą veiklą. Va. Tik tai iš čia obliuoti. Obliuoti. Bet jie pigus yra, gal perkam obliuotis. Gražiau atrodys kaip. Tai kas ten gražiau, kai nesimatys niek. Nu tai gerai. Bet štai man kažkaip tai estetiškiau gal, ne? Kaip baldą gaminsim. 2. 3. Kas čia? Kas čia yra? Ties čia nusprendėm baigti savo kelionę per Australijos džiunglės, nes šį čia
trūkžolės ir pagalvojom, kad visai gerai reikia šičia, nes čia tada susijungtų su tuo, tada nebeliktų tokių kaip ir zonų. Tai galvojom kažkaip apseisim gal ir taip. Nu, jeigu ką blogiausio atveju ateityje čia damušim tą vieną gabalą ir reikia nusipirkti. Dar daugiau tada žolės, jos dabar nėra, 4 metrų reikia. Tai va, bendrai toks vaizdas šiai minutiai. Čia visą patalpą pasislėpė, čia logo bus su LED juosta, čia manau užrašas gal bus, dar iki gal nenusprendėm. Ir va, iki ten bus ten išdėti šalmai visokie aksesuarai. Tai dabar ką turim dar pasidaryti, apačioje lentą susidėti, kad tą galinę sieną įsilyginti. Ir šiandien gal dar, jeigu spėsim, lempas įsidėlios. Ką darom, tai dabar iš galo tą sieną, va čia nusipirkom brusiukus. Ir eisiu aš švietimą bandyti daryti, susipjaustyti lentutės. Tą nusipirkom, va, susipjaustysim. Čia va, padarysim tokias kaladėlės, va, kaip tos. Čia tas toks plonesnis. Ir jas tada prisuksim čia, prie šito, kad nesiliestų su žolė, kad nekaitintų jos netyčia. Ir tada prisitvirtinus uždėsim šitos. Dar reiks laidus prasivedžioti, bet čia turėtų tos duoti vaizdų gerai, nes čia ledų privaryta, tai prekės blizgės, čia spindės. Prisipjaušiau kaladėlių, bele kokių, nes vis tiek čia jos suksis po apačią, nei čia matysis, nei čia ką. O tada toks laikiklis va prisitvirtins ir čia 2 varščiukai į medį suvarysim ir šitą prisuksim ir prisikliuos lentutį. Taip, dabar elektriko Dovydo pamokėlės. Ką dabar darysim? Įsikišim kištuką. Čia va laida. Prasivesiu kištuką. Dėl to, kad jungsiu lempas ir iš manęs toks elektriks, kad nelabai aš pasitikiu, kad visą sujungti iš karto ir tada tik įjungti į rozetę. Tai po vieną jungsim ir tikrinsim, kad viskas veikia. Ir taip keliausim per visą gyvatėlę 12 lempų. Tai va tokia čia. Tada va ką nusižievinam laidus. Ar norit paklausyti pamokėlės? Šiaip įdomu yra, kad tu tai pamokėlės vedi elektriką. Šiaip tai mane jau žavi, kad tu ant tiek jauties kompetencijos. Jeigu tokį įrankį turit, galit vesti pamoką. Jo, supratau. Esi kartą nutrenkts kada? Jo, kai vonioj pamačiau nuomotam būtę, kad virš vonios yra kažkoks laidas palikts, o tam buvo ventiliatoriaus, žinai, ir turėjo būti elektrinis laidas, bet jisai neužkirs. Aš galvoju, ten tikrai nebus pajungs. Ir aš taip stoviu, nusimaudęs po dušu. Šlapis? Ir aš tada taip kišu, tą metalinę korbą paleidė. Ai, bet tavęs nenutrenkė? Ne, nu aš taip. Ne, tai koks elektriks. Tai yra nutrenkė, kai kišau pirštus ir rozetę. Bet šiaip tai tokia buvo istorija, kur galėjau ir nebebūti elektriku. Tai kol kas noriu pasakyti tik tiek, kad tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos parduotuviai mano elektros instaliacija nesukėlė nieko. Taip kad manyčiau visai neblogai. Nu ką, žiūrėkit, visgi nieks nesudegė. Bum, šviečia. Opa. Vieną įsidėjom, liko dar 11. Nu, bet esmė. Čia jau pradžia gavos, dabar tik įsijungti vieną prie kitos, laidą mesti, tada čia į 2 aukštą ir į 3 aukštą. Ir viskas, ir bus lentyna baigta, ten viską susimetėm, čia viską pasidarėm šitoj pusėje. Čia tik tai, žinai, kas faina labai, kad grindis labai gražiai išryškiai, toks dekupažas. Mozaika, nu nežinau, kas jau reiks daryti. Pilkadė. Tu turim pilkų. Eik sau nenupurkščiai. Tiek turbūt šiandien. Čia va langus prasipjaustėm. Tai šitam kartui, manau... Pripažink,